Valstybės kontrolė ką tik paskelbė išvadas atlikto audito dėl valstybės rezervo. Išvados neigiamos. Išvados, kaip jau įprasta mums, skaityti ir matyti valstybės kontrolės darbo rezultatus yra blogos. Valstybės rezervas yra labai svarbus žmonių gyvenimui, Lietuvos visuomenės gyvenimui. Valstybės rezervas yra vienas iš svarbiausių saugumo garantų. Valstybės rezervas tai yra atsargos, tai yra maistas, kuris yra kaupiamas sandėliuose įvairiuose, tai yra vaistai, tai įvairios civilinės priemonės, tai yra visi tie dalykai, kurie reikalingi žmonėms. Jeigu atsitiks nelaimė, jeigu prasidės karas arba įvyks didelė stichinė nelaimė, tai kad žmonės galėtų išgyventi, kad žmonės galėtų išsilaikyti iki tam tikros datos, kada ateis pagalba iš išorės arba kada bus išspręstos problemos, tai jie būtent naudosis valstybės rezervu. Ir dėl to valstybės rezervas yra itin svarbus valstybės saugumui. Taigi sveiki atvykę į mano kanalą ir šiandien būtent pakalbėsime apie valstybės rezervą ir valstybės kontrolės atliktą auditą. Taigi, kokias nustatė problemas rezervo? Tai pirmas, rezervas yra nepakankamas, netinkamas ir nebus laiku pristatytas į reikiamą vietą. Ką tai reiškia? Nebus laiku pristatytas į reikiamą vietą. Tai reiškia tai, kad yra parinktos kažkokios tai netinkamos vietos, kur yra saugojimas tas rezervas. Prie tų vietų, matyti, yra sudėtinga privažiuoti, o jeigu dar prasidėtų ta situacija, tokia karo padėtis arba stichinės nelaimės, tai matyti prie jų iš viso būtų neįmanoma privažiuoti. Galbūt tos sandėliavimo vietos yra tokios, kad jos neapsaugo tinkamai būtent resursų šitų, jie gali būti užteršti arba gali būti paprasčiausiai prarandami. Ką reiškia netinkamas tas rezervas? Reiškia tai, kad vyriausybė ir kitos atsakingos institucijos nesiėmė apie tai pagalvoti, o kokius, pavyzdžiui, maistas, vaistai, civilinės priemonės bus reikalingos vienu ar kitu atveju, ko truks žmonėms, ko reikia. Jie neišdirbo scenarijų, jie neapgalvojo apie tos scenarijus ir kada jie nusistato vieną ar kitą scenarijų, jie gali matyti, ko truks ir būtent papildyti sandėlius, papildyti valstybės rezervą būtent tinkamomis atsargomis, o ne šiaip savo. Nupirkti, pripirkti toną, 1000 tonų morkų ir tikėtis, kad to visiems užteks ir visi bus patenkinti. Nepakankamas reiškia tai, kad neužtenka nei tų atsargų matyti, nei tų vaistų, neužtenka nei kitų daiktų. Tai yra ne mano išgalvota, tai yra valstybės kontrolės išvadose taip parašyta. Kas dabar yra su tuo rezervu? Tai kaip yra numatyta pagal visus įstatymus ir šiaip kaip tas procesas vyksta, kada įvyksta, pavyzdžiui, stichinė nelaimė arba prasideda karas ar kita padėtis labai sudėtinga, tai yra numatyta taip, kad pirmas 3 paras žmogus apsirūpina pats ir vandeniu, ir vaistais, ir maistu, ir kitais jam reikalingais dalykais, apsauginiais, ar ten kaukės būtų, ar kažkokie tai kostiumai, ar dar kas nors ir taip toliau. Tai yra jo atsakomybės rytis. 4., 5. ir 6. dieną jau jį aprūpina savivaldybės. Savivaldybės turi turėti sukauptas rezervas, reikalingas būtent išlaikyti, tenkinti žmonių poreikius, pagrindinius poreikius, tuo metu, kada jiems iškils štai toks pavojus. Ir nuo 7. dienos jau įsijungia, kada bus naudojamas valstybės rezervas. Nuo 7. dienos. Dabar klausykite toliau, kad 2017 metais valstybės kontrolė atliko auditą
rezervo, valstybės rezervo. Kas ten darėsi, kas ten vyko, nustatė problemas ir pateikė rekomendacijas. Auditą atliko taip pat ir savivaldybėse, o kaip jos rūpinasi šiuo klausimu. Ir ar jos kaupia atsargas, ar jos galvoja apie tai ir mąsto. Ir ką nustatė? Nustatė tai, kad savivaldybės visiškai apie tai nemąsto ir nieko nekaupia, o valstybės rezervas tai yra tos pačios problemos, kokios yra ir dabar. Ir valstybės kontrolės auditoriai tuo metu surašė išvadas ir tuo metu surašė rekomendacijas, ką daryti ir kuo greičiau reikia daryti ir kodėl tai reikia daryti ir kodėl tai yra svarbu ir taip toliau. Ir kad tai yra valstybės saugumo garantas. Iš tikrųjų, tai turėtų tuo klausimu užsiimti valstybės saugumo departamentas. Nes jeigu rezervo nėra valstybės, tai yra visuomenės, tai yra tūkstančių žmonių išlikimo klausimas. Tačiau aš nežinau, ar jisai rūpinasi ar nesirūpina, bet kaip matosi, nuo 2017 metų atlikto audito pateiktų rekomendacijų jau identifikuotų ir išaiškintų problemų praėjo 8 metai ir niekas nieko nepadarė. Niekas tų rekomendacijų neįgyvendino. O kokiosgi yra atsakingos institucijos? Tai be abejo, pirmoje eilėje ir pirmoje vietoje tai yra vyriausybė. Ji čia viską diriguoja. Premjeras viską diriguoja. Toliau yra vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Ir be abejo kelios ministerijos. Sveikatos apsaugos, susisiekimo, žemės ūkio ir taip toliau. Taigi, problemos nustatytos, jos yra labai rimtos mūsų visuomenėje ir tai faktiškai yra grėsmė mums. Ir šitą grėsmę kelia ne kas nors kitas, ne išorė, o mes patys. Kokiagi reakcija buvo? Šitas valstybės kontrolės informacija buvo paskelbta prieš kelias dienas ir reakcija buvo staigi po šito paskelbimo. Socdemai iš karto puolė kaltinti Šimonytės vyriausybę, kadangi auditas buvo atliktas būtent tos apimties nuo 2021 metų iki 2024 metų, tai Šimonytės valdymo metu, ką jie padarė būtent su vyriausybės rezervu. O Šimonytė puolė kaltinti pačius socdemus ir audito išvadas. Jinai aiškino, kad audito išvados jų vertinimo. Tai yra būdas dabartiniai valdžiai nukreipti dėmesį nuo akis badančių problemų vyriausybės ir koalicijos gretose. Tai konservatoriai liberalai kaltina dabar socdemus, kad būktai jie inicijavo auditą dėl valstybės rezervų, taip eina suprasti, ir būtent jie tikėjusi tokių išvadų ir štai dabar jie įgavo į rankas kozirį, kuriuo bus galima mušti pačią opoziciją. Tai yra konservatorius ir liberalus. Na, aišku, kvailiau nesugalvosi, bet kažkaip tai vartytis reikia ir be abejo visokių iš politikų pasakymų galima tikėtis. Na ir konservatorių atstovė tokia yra Skaistė, tai jinai pasakė, kur jūs čia matote problemą? Kur jūs matot problemą socdemai, socialdemokratai? Tai yra paprastas dalykas. Jeigu jūs identifikavot, valstybės kontrolė nustatė šitą problemą, skirkite pinigų ir spręskite klausimą. Kada ji buvo valdžioje, ji šito klausimo nesprendė, nes matyt problemos nematė. Kodėl nemato problemos? Čia irgi yra didelis klausimas. Na ir jie pasišpilkavo tarpusavį, pažaidė pingpongą ir viskas tuo pasibaigė. Apie tai parašė keli naujienų portalai ir diskusija šituo itin svarbiu visuomeniai klausimu pasibaigė. Mums, kaip visuomenės atstovams, yra labai svarbu priežastys. O dėl kokios priežasties valstybės rezervo nėra? Jis yra netinkamas, nepakankamas ir laiku nebus pristatytas ten, kur labiausiai jo reikės. Dėl kokios priežasties? Čia gali būti 2
dalykai, dvi priežastys. Jos yra skirtingos. Tai pirma, tai yra daroma tyčia. Tas, kas darė, tas žinojo, ko siekė, žinojo, kokia žala bus padaryta visuomeniai. Jeigu įvyks tie įvykiai, tai žala yra itin nepataisoma, tai yra, kaip jau dar kartą kartoju, valstybės saugumo garantas, tai yra valstybės saugumo problema ir labai rimta. Ir tas, kas darė, kas nesirūpino valstybės rezervo, ir tai darė tyčia, siekė šito rezultato, siekė šitos žalos. Aš nežinau, taip yra ar taip nėra, mes paprasčiausiai dabar apie tai diskutuojame. Jeigu taip buvo daroma tyčia, tai tada be abejo yra baudžiamojo kodekso straipsnis 228 piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tai yra tarnybinių funkcijų neatlikimas, tinkamai neatlikimas ir padarant visuomenė itin didelę žalą. Tai yra baudžiamoji atsakomybė, numatyti laisvės atėmimo netgi pagrindai ir taip toliau. Tačiau greičiausiai niekas nieko čia nesiaiškins. Bet dabar dėl to klausimo tyčia ar netyčia, tai kada sudedi įvairius kitus klausimus arba įvykusius įvykius, projektus ir jų tų projektų žlugimą arba vilkinimą ar taip toliau, tai iš tikrųjų tą tyčia ar netyčia, tai tyčia atmesti negalima. Gali būti įvairių variantų. Įtikėtis tai, kad žmonės tai darė dėl kažkokio tai tingumo ar kitų dalykų, tai tikrai nereikia. Reikia galvoti, galbūt, kad tai jie darė tyčia, bet tai turėtų atsakyti valstybės saugumo departamentas, kuris būtent yra atsakingas, jis yra saugumo garantas, jis turi užtikrinti, nes čia yra nacionalinio saugumo klausimas. Taigi pasižiūrėkite, pavyzdžiui, tokius projektus, kurie Lietuvai dėl nacionalinio saugumo yra labai svarbus ir aktualūs. Tai paimkime tokią kaip Rail Baltica. Rail Baltica reikalinga tam, kad šituo keliu iš Europos kuo greičiau atvažiuotų į Lietuvą, Latviją, Estiją, karinis sąstatas, atvežtų karinę techniką, pristatytų karius ir taip toliau, jeigu būtų ruošiamasi karui. Ir tai daroma labai ilgai. Dėl Rail Balticos sprendimas buvo priimtas 2004 metais, o dabar 2026 metai ir šitas projektas dar nėra baigtas. Tai yra rimtas klausimas ir yra ne vieną kartą fiksuota, aiškinta, sakyta, kad projektų įgyvendinimas yra vilkinimas. Dėl kokių priežasčių, ar ten sklypų nenupirko, ar nepardavė sklypų, ar dar kas nors atsitiko, neaišku, bet mums yra vienas dalykas aišku. Jeigu karas, mes negausime pastiprinimo. Nes tas pastiprinimas nors ir yra jisai, nors ir jis norėtų atvažiuoti ir ginti mus, jis paprasčiausiai neturės kaip tai padaryti, kaip atvažiuoti, nes nebus tų kelių. Toliau, tiltas į Kaliningradą. Klausimas, kodėl buvo leista Rusijai statyti tokį galingą ir didelį tiltą iš Kaliningrado į Lietuvą. Buvo sutikta, kad tai yra tipo europinio lygio labai reikšmingas europinis kelias, kad tai galėtų patekti į Lietuvą, Estiją, Latviją į Kaliningradą. Tas tiltas, žiūrint iš kitos pusės, yra labai gerai tinkamas tankams parvažiuoti, nes jis platus, jisai yra ganėtinai tvirtas ir jį statė Rusija. Gal taip ir numatė, kas ten žino, bet štai yra tokių klausimų. O tai buvo daroma tyčia, ar tai buvo daroma netyčia, neaišku. Dabar dėl šito rezervo. Nors jau buvo aišku, kad 2017 metais nėra to tinkamo rezervo. Ir dabar niekas nieko neįgyvendino, niekas nieko nedarė. Iki šio laiko praėjo 8 metai. Kodėl? O tai žmonėms yra labai svarbu. Tai yra vienas iš svarbiausių valstybėje klausimų.
Toliau paimkime, pavyzdžiui, kaip vieną iš tų vėjo jėgainių Baltijos jūroje parko, vienas žlugdymo projekto, milijardinio projekto. Jį atidavė į rankas, atidavė Igničiui ir prasidėjo. Ir ten patys, galit paklausyti mano laidos, aš apie tai esu parengęs, gali paskaityti valstybės kontrolės išvadas, kurios yra parengtos apie tai. Tai yra griniausias, taip galima pasakyti, šitų projektų žlugdymas. Jisai nėra laikų įgyvendinimas, jo kaina jau stipriai išaugo, jo atsipirkimas jau stipriai išaugo. Pagrindinis partneris, kuris turėjo statyti, nes turi patirtį statyti vėjo malūnus Baltijos jūroje, pabėgo, išvyko, atsisakė, nutraukė kontraktą. Tokios patirties mes neturim, tačiau vis dar nori tęsti tą projektą. Nors jau išleido virš 50 milijonų eurų, o virš 60 milijonų eurų, o virš 50 milijonų prisijėmė savo įvairių įsipareigojimų. Tai yra žlugdymas. Ir kitas pavyzdys – dujų terminalas. Lietuvai kaip tik labai reikėjo to dujų terminalo, kuris buvo pradėtas 2009 metais. Buvo imamas iš karto visų veiksmų tam, kad dujų terminalas atsirastų, tam, kad būtų alternatyva dujoms tiekti Lietuvai, tam, kad būtų galima prieš Gazpromą pasakyti ir su jais būtent dėrėtis dėl kainos žemesnės. Projektas buvo sužlugdytas. Ir projektas buvo sužlugdytas ne šiaip sau, o jį žlugdė žmonės, kurie susiję su Gazpromu. O Gazpromu šis projektas buvo visiškai nepalankus. Ir tai aš kalbu ne melagystės, nes aukščiausias teismas pripažino, kad būtent šitie veiksmai prieš šitą projektą buvo padaryti, atnešė Lietuvai itin didelę žalą. Tačiau niekas jokios atsakomybės nenešė. Tai čia, va šitam projekte, tai jau tikrai aišku, kad tai žlugdymas pačio projekto buvo daroma tyčia, siekiant sužlugdyti tą projektą, o ne kaip nors kitur. Tai tada galima daryti ir kitas išvadas, prielaidas galima daryti, galbūt ir čionais yra tyčia daroma, bet jeigu taip yra tyčia daroma, tai tada reiškia valstybės aparate labai svarbiuose postuose sėdi Kremliaus agentai ir jie reguliuoja šitus dalykus. Jeigu taip yra, tai darosi iš tikrųjų baisu. Ką reiškia reguliuoja? Nekuria rezervo. Tai ir viskas. Tiltą stato ir pritarė tam tiltui, kad jisai būtų. Vilkina kitus itin svarbius gynybai, išgyvenimui žmonėm projektus. To užtenka. O galbūt yra kita priežastis. Galbūt yra priežastis ta, kad paprasčiausiai asmenys, kurie tuo metu privalėjo rūpintis šito valstybės rezervo, neatliko tarnybinių pareigų. Baudžiamajame kodekse taip pat yra numatyta atsakomybė už tai. 229 straipsnis ir numato iki 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Už tai, kad neatliko. Dėl neatsargumo, taip, tai reiškia netyčia. Neatsargiai. O kodėl neatsargiai? Tai todėl, kad gal tingėjo, gal nenorėjo, gal aplaidžiai taip darė, gal matė problemas, bet ranka numojo, gal kitų reikalų turėjo, gal tai manė, tai nėra svarbu. Kur kas yra svarbiau, tai eiti tenais vienam kitam politiniam oponentui ant galvos apkakoti. Ir taip toliau. Tačiau nežiūrinti tai, ar tai būtų piktnaudžiavimas, tai yra tyčinis veiksmas, ar tai būtų tai, kad neatliko tarnybinių pareigų, vienas ir kitu atveju tai yra baudžiamoji atsakomybė. Žmonės, kurie tai daro, jie atliko galimai baudžiamą nusikaltimą. Mūsų tarnybos, kurios yra atsakingos už šitą, ar jos pradės tyrimą, ar jos aiškinsis, kodėl tai padarė? Tyčia, ar dėl neatsargumo, neatliko savo pareigų? Tai turi atsakyti Valstybės saugumo departamentas kartu su prokuratūra. Tyčia ar netyčia? Tačiau
aš labai abejoju, kad iš viso jie imsis šito klausimo ir ieškos šitų atsakymų. Ir darys taip, kad ateityje taip neatsitiktų, kaip čia dabar atsitiko. Nustatytos problemos prieš 8 metus, praėjo tie 8 metai ir niekas nieko nepadarė. Ir visiems gerai. Taigi baudžiamoji atsakomybė priklauso nuo mūsų teisėsaugos veiksmų. Bet ar jie bus? Va štai kur yra didysis klausimas. Taip pat yra politinė atsakomybė. Ar bus ta politinė? Politinė atsakomybė tai reiškia tai, kad kada ateina rinkimai, tai rinkėjai už tuos ir už tas partijas, kurie tuo metu valdė, kurie nesirūpino rinkėjo saugumo, tai šiuo atveju valstybės rezervo, nes jam tas visiškai neįdomu ir dzin, tai rinkėjas paprasčiausiai už jį nebalsuos ir jo neišrinks. Tačiau taip teoriškai kalbant. O jeigu žiūrėsime praktiškai, tai kaip ir matome dabar, dėl valstybės rezervų problemų niekas nediskutuoja, niekas nekalba. Visas mūšis vyksta kažkur tai kitur dėl menamos žodžio laisvės, menamos demokratijos praradimo, kad kažkas kasėsi, sugalvojama fiktyvios grėsmės ir dėl tų fiktyvių grėsmių vyksta mūšis. Štai čia iš tikrųjų yra nukreipiamas dėmesys mano giliu įsitikinimu. Žiniasklaida apie valstybės rezerve nustatytas problemas nekalba. Ji neorganizuoja diskusijų, neorganizuoja laidų, neapklausinėja politikų, neapklausinėja atsakingų tuo metu politikų, neapklausinėja kitų darbuotojų, nesikreipia į teisėsaugą, neklausia, kodėl jie nesidomi, kodėl jie neieško atsakymų. Žiniasklaida tyli. Kodėl? Nežinau. Aš suprantu tą žiniasklaidą, tuos naujienų portalus, kurie yra privatus, kurie yra priklausomi nuo įvairių valstybės institucijų, politikų ir taip toliau, jie pradės eiti prieš juos, pradės juos kritikuoti, tai liks be duonos kąsnio, negaus užsakymų, negalės dalyvauti konkursuose ir taip toliau. Tačiau aš visiškai nesuprantu LRT, kurios misija informuoti visuomenę apie visuomenį itin svarbius ir valstybės saugumo, jei saugumo klausimais dalykus, kelti diskusijas, inicijuoti jas, kad būtų kuo greičiau imtasi priemonių ir viskas sutvarkyta, kad nepasikartotų tai ateityje, o tam, kad nepasikartotų tai ateityje, tai tie asmenys, kurie konkrečiai buvo atsakingi už valstybės rezervą, turi būti patraukti atsakomybėn. Priešingu atveju po 8 metų galėsime kalbėti taip pat, kaip ir kalbame dabar. Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas, tačiau niekas į jas neatsižvelgė, o valstybės rezervas yra ir nepakankamas, ir netinkamas, ir laiku nebus pristatytas ten, kur labiausiai jo reikės. Taigi, ačiū visiems už dėmesį, ačiū tiems, kurie išklausėte iki pačio galo, ačiū už patiktukus, ačiū už komentarus ir ypatingai ačiū tiems, kurie dalinatės mano laidą ir prenumeruojate kanalą. Iki kito karto.